Sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Šiame video mes kalbėsime ir susipažinsime su tokia savoka kaip pinbarai. Pinbarai yra vienas price action metodologijos modelių, kuris susideda kaip baigtas modelis iš 3 žvakių, o jeigu analizuotume modelį prieš įeinant į rinką, prieš atidarant sandorį, modelį matytume susidedant iš 2 žvakių. Didžioji dalis teorijos yra parašyta straipsnėje, yra pateikti paveiksliukai, o mes pasižiūrėsime iškart, kaip viskas atrodo grafike, kaip atrodo praktiškai, panagrinėsime keletą pavyzdžių. Aš manau, tai bus daug aiškiau. Taigi čia matome dieninį svaro dolerio grafiką. Tai yra kiekviena žvakė reiškia kainą, kuri nuėjo per vieną dieną. Ir štai pačioje iš karto mums į akis krenta tai, kas yra vadinamas pinbaras. Pinbaras tai yra žvakė, kuri turi labai nedidelį kūną. Štai šioje vietoje tai yra užsidarimas ir atsidarimas. Yra labai arti vienas kito. Be to visą tai yra išsidėstę netoli iš vienos šalia esančių žvakių pabaigos. Ir šiuo atveju štai šitą juodą žvakę. Ne kažkur tai per vidurį, o būtent netoli šalia esančios žvakės pabaigos. Taip pat ši žvakė turi aiškiai ryškiai matomą nosį. Taip vadinama, kai kur vadinama šešėliu. Ir be to ši nosis yra tik iš vienos pusės. Ne iš abiejų, kaip pavyzdžiui, tarkime, va šitą žvakę, o tik tai iš vienos. Iš vieno galo. Tai yra, jeigu mes matome žvakę su ilga uodega ir nedideliu kūnu, ir be to jinai yra prie vienos iš šalia žvakių, prie vienos iš šalia esančių žvakių pabaigos, mes galime sakyti, kad tai yra pinbaras. Pinbaras yra apsisukimo, apsivertimo modelis, tai yra po jo susiformavimo reikiamoje vietoje, yra didelė tikimybė, kad rinka daro apsisukimą ir trendas keičiasi į kitą pusę. Mes žinoma visų pinbarų, pamatę tiesiog pinbarą, visų jų neimsime, o papildomą atliksime keletą patikrinimų, atliksime šiokią tokią analizę. Po to, kai analizę atliksime ir nuspręsime, kad pinbaras yra tinkamas prekybai, kad verta atidaryti sandorį, mes sandorį atidarysime į priešingą pusę, negu žiūri išsikišusi nosis. Štai šioje vietoje nosis žiūri žemyn, reiškia mes pirksime, o jeigu nosis buvo į viršų, kaip pavyzdžiui čia, mes analogiškai pardavinėsime. Kaip sakėme, ne visi pinbarai yra tinkami prekiauti, todėl mums reikia pasižymėti keletą charakteristikų, kurios mums leis atskirti kokybiškus pinbarus nuo nekokybiškų. Taigi, į ką reikia atkreipti dėmesį? Pinbaro atsidarimas ir užsidarimas turi būti prieš tai esančios žvakės diapazone, reiškia prieš tai esančios žvakės ribose. Turime pinbarą, mes jį pamatėme ir žiūrime į prieš tai esančią žvakę. Jei mūsų pinbaro kūnas, šitas baltas mažas kvadratėlis, tai yra užsidarimas ir atsidarimas yra išsidėstęs pilnai prieš tai esančios žvakės diapazone, reiškia pinbaras yra geras. O jeigu būtų situacija, kad pas mus atsidarimas būtų prieš tai esančios žvakės diapazone, o užsidarimas, pavyzdžiui, daug žemiau, tai yra būtų ryškiai už prieš tai esančios žvakės ribų, nors nosis būtų išsikišusi ilgai ir graži, tai toks pinbaras būtų nepilnavertiškas, jį prekiauti būtų gana rizikinga. Toliau mūsų pinbaro atsidarimas ir užsidarimas turi būti labai arti vienas kito.
reiškia, kuo arčiau, tuo geriau. Tai yra, pimbaras turi turėti mažą kūną. Ir kaip jau sakėme, pats kūnas turi būti ne kažkur per vidurį, o prie vienos iš žvakių pabaigos. Ir kuo arčiau, tuo yra geriau. Sekantis momentas, tai pimbaro nosis turi aiškiai išsiskirti, aiškiai išsikišti už aplink esančių kainų ribų. Ir kuo nosis labiau yra išsikišusi, tuo yra geriau. Taigi tokios yra kokybiško pimbaro charakteristikos, todėl jei kažkokių charakteristikų mes nematome, tai tokį pimbarą geriau yra praleisti ir laukti geresnio varianto. Sekantis svarbus momentas yra tas, kad mes pimbaro neprekiausime šiaip savo. Pamatėme pimbarą, pasižiūrėjome, kad jis atitinka mūsų apžvelgtas charakteristikas ir atidarėme poziciją į priešingą pusę. Ne, mes taip nedarysime. Reikia įsidėmėti, kad visi pimbarai turi turėti po savim kažkokį tai pagrindą. Kažką turėtų būti atsirėmę savo ilganosim. Tai gali būti arba kažkoks horizontalus lygis, gali būti einant į trendo liniją, taip pat gali būti kažkoks Fibonacci lygis, taip pat gali būti kažkokia slankiojo vidurkio linija. Tai yra pimbaras savo šitą nosimį, kaip koja jis turėtų būti atsirėmęs kaip į savotišką atramą, nuo kurios jis gali atsispirti ir rezultate duoti mums didelę tikimybę, kad bus judėjimas, iš kurio mes gausime pelną. Taigi paanalizuosime keletą pavyzdžių. Štai kad ir mūsų pirmasis pavyzdys, kai susiformavo pimbaras ir mes matome, kad po jo buvo neblogas judėjimas į viršų, bet visą tai mes matome atgalinę datą istorijoje. O ką mes darytume, jeigu jis būtų tik susiformavęs ir mes nežinotume, kas vyks toliau? Iš pradžių, kaip sakėme, mes išanalizuojame patį pimbarą, žiūrime, ar jis atitinka visas mūsų kokybiško pimbaro charakteristikas ir po šios analizės mes stebime, ar pimbaras turi kažkokią tai atramą, ar yra kažkokia atrama pimbaro nosiai, tai yra, ar jam yra nuo kažko atsispirti. Kaip tai padaryti, mes atitoliname mūsų grafiką šiek tiek, kad matytume bendrą vaizdą. Štai mūsų analizuojamas pimbaras ir žiūrime, ar yra kažkokia tai atrama, ar kažkokia tai atsispyrimo taškas. Taigi matome šioje vietoje horizontalų lygį. Imkime jį ir pažymėkime. Kažkur tai. Čia matome kainą ne kartą prakirto horizontalų lygį. Štai matome 1, 2, 3, 4, 5 kartus. Kaina ne kartą lietė šį lygį, nesykį atšoka nuo šio lygio, todėl pagrindą mūsų pimbaras turi. Todėl mes pilnai galime atidaryti priešingą poziciją. Na, dar vienas pavyzdys. Na, tarkime, šioje vietoje ne toks gražus pimbaras kaip prieš tai buvo, bet vis tiek tai pimbaras. Ir žiūrime, ar yra šiam pimbaro modeliui atrama. Vėlgi atitoliname grafiką. Ir štai šioje vietoje matome kainą ne kartą 1, 2, 3 kartus
atšoko nuo šio lygio, pažymėsime šį lygį. Galime grafiką grąžinti atgal, pasižiūrėti. Matome ir istorijoje šis lygis ne kartą buvo pasiektas, kaina daug kartų šokinėja nuo jo, todėl galima skaityti šį lygį kaip pakankamą atramą mūsų pimbarui. Todėl tikimybė, kad kaina apsisuks, atšoks nuo šio lygio yra labai nemaža, kaip matome, panašiai ir atsitiko. Na, šiaip geriausia pozicijas atidaryti, kai pimbaras rodo judėjimą į jau nusistovėjusi trendą. Pavyzdžiui, štai buvo trendas žemyn. Štai šioje vietoje matome trendą žemyn. Ir štai jeigu atidžiai pasižiūrėjus, matome visai gražų pimbarą, kuris atšoko tiek nuo mūsų pažymėto horizontalaus lygio. Na, dar galime pabandyti uždėti slankų į vidurkį su 8 periodu. 8 periodo slankų į vidurkį naudoja nemažai traderių dieniniuose grafikuose. Ir štai matome, pimbaras savo nosimi prakirto slankio vidurkio liniją ir nuo jos atsispyrė ir pradėjo judėjimą žemyn. Matome, kad trendas žemyn, todėl pimbaras mums davė signalą pagal trendą. Mes atidarome pardavimo poziciją ir kaina eina žemyn. Tai yra atvejais, kai pimbaras dirba pagal trendą. Na, dar paieškokime pavyzdžių, kaip pimbaras rodo judėjimą pagal trendą. Na, štai šioje vietoje matome, susiformavo pimbaras, kuris atsirėmęs. Na, pimbaras ne visai tinkamas pagal mūsų charakteristikas, nes matome, kad atsidarimas ir užsidarimas yra praktiškai per vidurį prieš tai esančios žvakės. Todėl šis pimbaras nėra tinkamas. Jį imti būtų rizikinga. Na, pasižiūrim. Aha, štai neblogas pavyzdys. Matome daugiau negu savaitę žvakių sankaupą pradėjo eiti trendo žemyn. Ir štai matome, susiformavo viena žvakė į viršų ir antra žvakė. Štai kaip tik matome pimbaro nosis įsirėmusi. Visų pirma prakirto slankų į vidurkį ir taip pat įsirėmė į mūsų jau pažymėtą horizontalų lygį. Todėl kaip tik nuo šio lygio pimbaro nosis atsispyrė ir matome, kad paskui sekė nemažas judėjimas žemyn. Todėl šioje vietoje būtų labai gera proga atidaryti pardavimų poziciją. Matome, pimbaras pagal trendą sudirbo tikrai gerai. Taigi mes pasižiūrėjome keletą pavyzdžių, kaip prekiauti pimbarus pagal trendą, o ką daryti tuo atveju, jeigu pimbaras formuojasi viršūnėje arba pačioje formavimosi stadijos pradžioje. Mes be abejo nematysime, ar tai viršūnė ar ne, todėl tokia pozicija bus kontrtrendinė. Na, štai čia, pavyzdžiui, susiformavo šioje vietoje pimbaras, kūnas yra šalia esančios žvakės pabaigos, užsidarimas matome šiek tiek išlenda, vos aukščiau už prieš tai esančią žvakę. Na, bet nieko baisaus čia nėra, reikia atsiminti visgi, kad techninė analizė nėra kažkoks super tikslus mokslas.
Čia viskas yra gana santykinai, todėl jei kūnas šiek tiek išlenda, nieko baisaus nėra. Tai štai Pimbarą matome susiformavusi, o prieš tai matome, kad ėjo didelis trendas į viršų. Todėl visų pirma mes žiūrime, ar mūsų Pimbaras turi pakankamą atramą, ar yra kažkoks tai horizontalus lygis Pimbaro nosiai. Vėlgi atitolinsime grafiką ir pasižiūrėsime. Na štai matome, kad lygis kaip ir yra, bet jis yra labai toli. Todėl tokia pozicija būtų ganėtinai rizikinga atidarinėti, kadangi sandoris yra prieš trendą. Todėl prekiaujant Pimbarus, kurie yra prieš trendą, verta imti tokius, kurie yra labai gražus, kokybiški, atitinkantis visas charakteristikas. Kaip mes vykdysime pačią prekybą? Na, daugelis mano, kad kai tik Pimbaras užsidarė, iškart reikia atidaryti, tarkime, šitoje vietoje. Štai mūsų Pimbaras susiformavo ir iš karto mes įeiname į rinką. Na, tai nėra teisinga, nėra labai išmintinga, daug protingiau yra naudoti atidėtus orderius, kadangi mes nematome, kas bus toliau, ir atidėti orderiai leidžia mums išvengti galimų nuostolių. Štai matome šioje vietoje, jeigu susiformavo Pimbaras ir mes nežinome. Na, štai Pimbaras susiformavo ir mes išstatėme atidėtą orderį. Jeigu mūsų Pimbaras, priminsiu, žiūri viršų šiuo atveju, tai mes keletą punktų žemiau nuo Pimbaro minimumo, nuo Pimbaro pabaigos išstatome atidėtą orderį pardavimui, o stopą išstatome keletą punktų aukščiau nuo Pimbaro maksimumo taško. Ir toliau, kaip tik matome tą atvejį, kai pasiteisino mūsų atidėto orderio nauda, matome, kad sekančios dvi žvakės mūsų orderio neužkabino, kaina pajudėjo šiek tiek į viršų ir net jei kaina būtų kilusi toliau aukštyn, mūsų atidėtas orderis tiesiog nebūtų suveikęs ir mes nieko nebūtume praradę, jį būtume tiesiog panaikinę. Bet trečioji žvakė kaina apsisuko, orderis suveikė ir mes įėjome į rinką. Toliau matome, kad viskas buvo gerai, modelis pilnai save atidirbo. Na, pirkimo atveju pasižiūrėsime mūsų buvusį pavyzdį, tai šiuo atveju Pimbaro nosį žiūri žemyn, mes šioje vietoje šiek tiek virš Pimbaro maksimumo keletą punktų išstatysime atidėtą orderį buy stop, pirkimą, o stop loss orderį šiek tiek žemiau už Pimbaro nosies galvą, štai keletą punktų žemiau. Ir laukiame, kada mūsų orderis suveiks. Tuo atveju, jeigu sekanti žvakė kitą dieną būtų judėjusi žemyn, mes nieko nebūtume praradę, nes orderis būtų nesuveikęs. Tai ir įrodo atidėtų orderių nauda, nes įeinant į rinką iš karto, neatidėliotinų įsakymų, tai būtų daug rizikingiau. Aš pamiršau paminėti, kad žodis Pimbaras yra kilęs iš pasakų personažo Pinokijo, kitaip vadinamo Buratino, medinio berniuko, kuris kai meluodavo, jam ilgėdavo nosis. Todėl Pimbaro nosis grafikė sako mums, kad rinka mums meluoja ir yra tikimybė uždirbti nemažai punktų prekiaujant priešingai, įrodo Pimbaro nosis kryptimi.
Ačiū visiems uždėmesį, video apžvalgą aš baigiu. Atsiminkit, kad pinbarai yra vieni iš labai stiprių paternų grafiniai analizai, labai stiprus modeliai, todėl siūlau juos atkreipti didelį dėmesį. Na, video įrašytas specialiai forexprekiautojo portalas.lt. Iki susitikimo kitose apžvalgose. Sėkmės ir iki.